Kokį klausimą buvo uždavus? Ar pirktum tokį namą savo? Pirkčiau. Kaina labai gera. Tikiu, nes pakankamai namas geroj vietoj. Čia jį dar apsitvarkius. Nupjaustyti viršūnės nudžiūvusias tokias. Būnant vokieme, šiek tiek jūra užstoja. Būnant čia viršui, tie medžiai, tai jos truputį apsikarpius. Jūros daugiau matytųsi. Čia tokia yra patalpa, matai, tokia, jo, bet jinai, nežinau, man čia kažką reikėtų perdaryti šitą visą reikalą truputį. Kimukas va toks yra. Čia būtų žalia zona ir iš tos žalios zonos į baseiną. Baseinas nemenkas. Didelį kiemo dalį užima baseinas. Nu, taip Ispanijoje priimta. Ir va šitą tvorelį tokia žemoka. Tai va čia kaimynas matosi. Kaimyno duris. Ką būtų galima padaryti, tai pasodinti va, kažkokių tai medelių, kad būtų aukščiau truputį dėl privatumo. Nu ką, čia truputį va lietvamzdžius apsitvarkyti. Aišku, kiemukas nėra didelis. Kas gerai, va nuo saulės tuja auga. Palmė auga kieme nuosava. Bet jos, kas yra gerai, tai jos truputį saulė užstoja, nes vasarą. Kai užkaitina, tai, namo biskį reikėtų aptvarkėti. Aptrupėja, ten aišku nudažyta, bet einam dabar į vidų, apsižiūrėsim. Svetainė, ar ne? Jo, aš jaučiu, kad truputį judančios plytelės vietomis. Vienu žodžiu, reikėtų remonto. O čia netgi būtų galima gal padaryti langus iki žemės. Gražaus lango didelio terasinio. Pastatas jisai yra senas ir jam reikia priežiūros, remonto. Lubos senoviško, ispaniško stiliaus. Matosi, pasėdimai grindų. Tai gali būti, kad čia arba armatūros nedėjo, nes susėdimas toks. Čia įeinam. Aha, virtuvė, visa remontuojama. Viskas keist, lupt keist. Čia yra kaip ir miegamasis. Labai tamsus kambarys. Čia aišku vatas į tą visą terasėlę ir langas, aišku. Bet toks nėra jaukus tamsus kambariukas. Vonia jo didelė, o vonia tai jau šviesi. Džakuzi. Žodžiu, irgi viską lupti, viską tvarkyti. O čia yra toks kaip pereinamas kambarys. Čia jokios lovos nepadėsi. Išplanavimas toksai labai keistas. Čia reikėtų kažkaip viduj pafantazuoti ir pagalvoti, kaip perplanavimą padaryti. Apsitvarkyti visus medžius, krūmus. Ir čia dar vienas kambarys. Jis toks kaip irgi pereinamas gaunasi. Ir vonia su dušu. Vėl lubos tokios pačios. Klozetas. Taip toks. Vienu žodžiu, reikia gerų investicijų šitam variantui. Kažką padaryti tokio padaraus. Namas yra namas, jisai tavo nuosavas, tai čia jau laisvė viską daryti. Dar yra garažas. Jo, tai dar eisim į garažą, susėdimas akivaizdus. Taip, einam dar į garažą, paveiksliukai šventieji, o į garažą pasirodo nelabai eisim, nes netrakina. Čia dar tas boileris, boilerinė. Čia taip padėta, kad po stogeliu aišku gerai, kad neužlytų. Saulė šitoje vietoje jau 11 valandų. Taip, čia reikėtų kažkaip perplanuoti visą vidų, kad padaryčiau laikiškai ir gražiai. Realiai vieta yra tikrai gera. Namas yra tai gerai, kad tu gali viską persiplanuoti, persidaryti kaip tu nori. Toks ir namo privalumas. O visa kita tai yra tik tais apsitvarkymo klausimas. Susiremontavimo. Tai dabar irgi važiuosim aplinkui. Nes čia visi šitie plotai jie yra parduodami arba jie bus parduodami. Nes čia stovės namai. Nes irgi vilos jos gražios aplinkui, vaizdai gražus. Matosi Gibraltaras ten. Čia yra tuščių plotų statybom. Čia irgi toks įvažiavimas ir ten yra laisvi plotai pasistatymui namo. Taip, jau kiti namų kainos jau čia milijoniniai yra. Vėl sklypas irgi. Sevendė parduodamas. San Diego. Šitoj vietoj nuėjimo prie jūros nėra, o čia niekur nenueisi, čia tik tai su mašina. Ten nuvažiavimas į Gibraltarą šitų kelių. Čia yra paplūdimys matosi. Ir čia bus dar toks vienas nuvažiavimas į paplūdimį. Priešais tiltą šitą, jo. O čia yra nusukimas.
ir ten vat į apačią. Ir paskui ten apačioje, va tenais, va prie tos pilies pravažiuoja tą pilį ir va šitoj vietoj čia yra paplūdimys dar vienas. Ten vaskiečiai matosi šiek tiek. Tai va tokie vaizdai. Važiuojam. Kur? Žiūrėti namo. Kokio namo? Terasinis namas, Marina Kasaras. Pažiūrėsim, ar nėra triukšmo nuo gatvės ir ar tikrai ten pėsti taip. Ar ten pėstute iki jūros galima nueiti? Čia jau nusukimas nuo greitkelio. Šitie namai. Čia stato kažką. Gerai. Ai, ten priešinės namų. Taip, namukai. Ispaniško grynai tokio vaizdo. O šalia yra kita urbanizacija, tokia tamsesnė, o šita balta. Bet čia yra kas gerai labai, tai kad prie jūros pėstute. O, pilna vietų. Sakai, dar šitą irgi pardavinėja, ar ne? 400 šiam, bet viduj labai gražiai sutvarkytas. 460, viduj gražiai. Durys tokios jau nebe ispaniškos. O čia yra visa aplinka, remontuojasi žmonės. Einam tenais. Jo, va dėl garso tai matosi, va pravažiavo mašina. Va, fūra. Nu, va, turim mes tą greitkelį išėjus, matom. Ir čia yra tiesiai, va, pietryčiai. Čia toks buvo irgi lauko koridoriukas, matyt. Tai va, padarė. Durys plastikinės. Visai garso nėra, kai uždaryta. Matosi, kad tvarkingai. Ir iš karto mes čia ir vonę patenkam. Ne vonę, bet tualetą. O čia dar ir virtuvė. Virtuvė. O, kokia virtuvė didelė. Jo, viskas paruošta, viskas tvarkinga, gan neblogai. Vyno pasidėjo žmonės. Baldas, aišku, sienos jos paliktos, jos neperdarytos, tik tai perdažytos. Bet va ta yra struktūra sena ispaniško stiliaus palikta. Židinys, tikriausiai veikiantis. Terasėlė, turi uždengimą nuo saulės, bet čia vaizdas yra į vakarus. Jo, čia jau yra į vakarus. Šlapia, čia laisti ką tik. Nu jo, tvarkingai. O, ten yra ir baseinas. Tai paskui dar nueisim į baseiną pažiūrėti. Dar antras aukštas. Antrą aukštą reikėtų pasižiūrėti. Kaimynų varteliai, uždaryta, žaliuzės, barbekinė. Kaip namo reikalai, nu jis irgi va, lygtais kaip ir perdažytas. Tokie va, seni tiktais dalykai tinko patrukinėjimui. Nu, bet čia yra norma. Nieko labai baisaus. Viduj mes, nežinau, čia kažkoks buvo galbūt poveikio šiek tiek būta. Nu, čia eina siena, tai čia niekaip ir neturėtų leisti nieko, bet tai dar į antrą aukštą pasižiūrėsim. Kiek čia daug kambarių, čia netgi ir trečias aukštas turbūt bus. Tai va, vienas miegamasis yra į sodo pusę, tai jisai netriukšmingas tikrai. Tinkliukas yra, ten baseiną, paskui pažiūrėsim su sienom. Na čia vėlgi va tokie va mini tokie va įtrūkimai kaip ir yra. O čia yra, taip, dar vienas miegamasis. Čia vėl į tą pačią pusę. Iš viso 3 miegamieji. 3 miegamieji. 2 vonios ir tualetas. Taip, čia vonia, langelis. Nu, kaip ir aišku. O ir dar šitoje vietoje, ar ne? Gal, bet tas miegamasis man lygtai arba drėgmė. Drėgmės jaučiasi. Čia pelėsis. Ai, va šitoje vietoje. Tai pažiūrėsim, kas viršuj dar yra virš šito. O čia irgi miegamasis, bet čia jau su girdisi, be abejo, kad girdisi. Girdisi, va atsidarius jau girdisi. O ten baseinas yra kitos urbanizacijos, ar ne? Dušinė. Tai durys atsidaro. Čia yra plytelės. Nu, vietos pilna, įeiti, išsimaudyti, viskas tvarkoja. Sienos viskas paliktas kaip ir seno stiliaus, tik šiek tiek atnaujinta. O truputį yra įtrūkimų tokių. Taip, čia yra terasa. O čia yra terasa, už tai, taip. Už tai ta prie plytelės yra tikimybė, kad kažkur gali būti truputį jo leidimo. Taip, nu tai aišku, čia yra, ten va matosi Lidlas va toj vietoje, galim pritraukti. Va, parduotuvė. Taip, čia yra sandėliukas. Tai va, sandėliukas yra, čia subėgimas vandens. Ir va, ten nueisim į tą baseiną dar pasižiūrėti. Aplinka viskas tvarkoja čia. Ant terasos šitas soliariumas, fainas viskas, vaizdas. Tai einam dar baseiną pažiūrėti. Čia sėdint, tai to garso nelabai girdisi. Girdisi va paukščiai, palmių, lapų šlamėjimas.
Bet čia va sėdint ir viduj kambariuose, būnant namuose, tai problemos negirdžiu aš tos dėl garso. Čia yra užrakinta ir va baseinas. Žalia zona, žolė, gerai, kad ne plytelės. Baseinas tai nėra didelis, aišku, tvarkinga, gražu. Pasižiūrėsim, va kaip pėstute nueiti iki pajūrio. Priartinsim vaizdą. O ten jūra. Va netgi prabėgo, matosi. Taip, va ten savivaldybė įsikūrusi. Tai jeigu tvarkyt kokius reikalus reikia su savivaldybė, tai patogu, viskas šalia. Čia yra kavinės. Va šita, man atrodo, urbanizacija. Taip, va šita 17. Čia supermarketas toks nedidelis mažiukas. Tai va, šitas visas 4A24 kotedžas. 3 aukštų, ant viršaus terasa. O visi va šitie turi į kiemai visų šitų būstų. Va ir šito naujo, brangesnio varianto. Jis gražiai apsarkytas, apdažytas fasadas, viršus, jo, viršus matau irgi ten. Bet va šito didelis minusas, kad kiemas į gatvės pusę. Taip, ir daug didesnis garsas triukšmas negu ano, kur buvome tenais. Taip, sveiki dar kartą. Sveiki. Terasoje. Čia geriausios mintis ateina į galvą. Tai šiandien va šiek tiek norisi pakalbėti apie tos būstus, kur matėm video. Pasidalinsim savo mintimis. Apžvelgsime lokaciją, parodysim skelbimus. Tai va vienas iš mūsų objektų čia apie tą namą, kur mes žiūrėjome. Nuotraukos jos viskas tas pats. Čia iš visų pusių yra tik tai nufotkinta. Taip, tai jau čia yra atskiras namas su baseinu. Jisai kampinės toks yra ir... Kaina 380. Pats pirmas momentas - lokacija. Va čia va žemėlapis. Va šitoje vietoje užsidėjęs čia va širdelę. Su mašina yra 20 maždaug minučių. Iki Steponos. Tiek mokamų kelių, tiek nemokamų kelių. Taip, iki Steponos. Mes turime va čia va Sotograndę. Va Stepono šitoje vietoje. O mūsų rodomas namas yra va štai čia. Tik tai va šita lokacija, jinai yra, kuom jinai yra įdomi, jinai čia yra vystoma dar. Va čia yra matosi va visokie keliukai, čia visokie keliai. Išvystyta infrastruktūra. Nu, jinai dar vystoma, jinai dar nėra pilnai išvystyta. Čia vyksta statybos ir šitoje vietoje čia asfaltuoti keliukai ir čia viskas yra statoma. Ten aišku, kur dabar namas stovi, tai šalia yra ir laisvų plotų, va šitoje vietoje. Va, čia vienas va sklypas, kitas sklypas, trečias sklypas, nes mes kai važiavome, tai matėm parduodamus. Taip, va nuo čia važiavam į apačią, va tuo keliu ir aš filmavau ten toj vietoj. Ir išvažiavam į šitą kelią, čia jau greitkelį aš jį vadinu. Pati lokacija, jinai yra dar besivystanti, va šita yra čia urbanizacija Invespanija, labai besivystanti. Naujos vilos statomos. Taip, naujos vilos statomos. Su vaizdu į jūrą ir Gibraltarą. Ir čia aplinkui taip pat viskas vystosi. Tai va, o šita urbanizacija čia daugiau yra pristatyta šiuo metu namų, va tokių va matosi, va jau gyvena žmonės, va vien baseinai. Namukai. Bet čia jie seniau yra pastatyti. Taip, čia yra seniau pastatyti, tai čia mažiau statybų vyksta, tai čia realiai mažiau netgi bus triukšmo, kai va šituose sklypuose statysis. Tai aišku bus statybiniai triukšmai, nu bet čia nieko tu neišvengsi. Ta lokacija yra tokia, kad pėsčias iki jūros nenueisi. Jo, šiaip atrodo ant žemėlapio, kad labai arti jūra, bet tenais nėra kaip pereiti to greitkelio. Taip, artimiausias tiltas galiu parodyti, jisai yra va šitoje vietoje, va, čia artimiausias tiltas. Iki jo pėstute, nu, nėra galimybės nueiti, čia tik tai su mašina, o su mašina tai čia labai paprasta, va, išvažiuoji tą greitkelį, šitų žiedukų, tai čia yra vienas paplūdimys ir tada šiek tiek pagrįžti kitoje kelio pusėje ir yra nusileidimas, va, čia prie pilies, ties to tiltu. Čia va atvažiavus, va nusileidus čia vietą, pavažiavus į apačią ir va šitoje vietoje čia matosi automobiliai ir paplūdimys. Tai va šitas paplūdimys irgi va gan išvystytas gerai matosi, va čia ringito ir žmonės. Taip, ir ten tokios uolos yra, nuo kurių šokinėja į jūrą. Tai kas liečia triukšmą nuo gatvės, girdėtųsi, jeigu atpūstų vėjas, tai šiek toks būtų. Tai čia tame problemos nematau, bet šiaip yra gan tyli vieta rami. Akivaizdu, kad ten reikia remonto, matėm iš video. Jo, net reikia viso perplanavimo iš tikrųjų, nes viduje yra tokie pereinami kambariai. Vienas kambarys toks tamsus, mažiukas yra, tai realiai gal net ten sujungti, padaryti gal du
didesnius miegamuosius ir... Nu, čia reikėtų pagalvoti, kaip ten visą išplanavimą pakeisti, nes toks, koks yra dabar, jis yra labai seno stiliaus ir tokio nesinori. Taip, bet ten bet kokiu atveju reikia remontą, tai jeigu kapitalinį daryti remontą, tai ir jau pasigalvoti tą geresnį išplanavimą. Ten kažkokių peilėsių, tartinų įtrukimų, tai ten net neverta ieškoti, nes ten vis tiek tą namą renovuosi, tai ir realiai ir stogą šiek tiek teks parenovuoti. Pataisyti galbūt kokią čerpę išlindus, kažkur įtrukimas tas, tai ten... Čia net nežiūrėjomės, kažkokių įtrukimų ir pelėsių, net neieškojom. Baseinas veikiantis, sakė, jisai buvo pripiltas vandens anksčiau. Kai mes apžiūrėjom, jisai buvo tuščias, bet jisai... Žinai, agentai kaip šneka, tai jie šneka visą laiką. Šneka teigiamai ir gražiai. Tai aš nebūčiau pasitikėt linkęs jais. Pirkčiau su tai mintim, kad ir ten gali būti tikimybė, kad reikėtų kažką investuoti į baseino taisymą. Arba įrangą valymo kažkokią. Įrangą pakeisti totaliai naują, nes tas, kas yra tenais, aš abejoju, kad ten galima pasitikėti ir palikti. Tai reikia tam turėti omeny, kad būtinai skirtam lėšų ir baseinų. Pats kiemukas ten yra didelis, ten jį irgi visą reikėtų tvarkyti. Kiemą jo. Didžiąją daugumą užima baseinas, plytelės. Ten kokį trečdalį tai tikrai baseinas užima. Ir tokia nedidelė žalia zona yra, tai ją irgi reikėtų ir apsiželdinti gražiau, ir susitvarkyti. Jo, ten stovi 2 medžiai, viena iš jų palmė. Aš nežinau, kaip palmės nupjovimas, tai aš abejoju, čia savivaldybės be leidimo tu negalėtum jos nupjauti, bet jinai, kaip ir egzotika gaunasi. Tai ta palmė netgi malonu, kad provokėjame tokia ir šlamies tie lapai nuo vėjo, tai yra, man tai fainai. Tuja ten tokia auga, tai ją reikėtų aptvarkyti. Tai be abejo. Jo, yra didelis garažas dar, tai garažas, tuo metu mes nepatekom į garažą, bet man paskui atsiuntė nuotraukas, tai jeigu ką domins, tai galėsim atsiųsti. Tai nuosavas namas su nuosavu garažu, čia yra idealu. Kas liečia kaiminystę, tai apie kaiminystę, kaip ir sakiau, ten stovi jau pastatyti namai. Matėsi irgi nufilmavęs buvau už tos tvarelės, eina jau kaimynas, bet namas tvarkingas, gražus. Labai gražus, nes mes jį susiradom per Airbnb jį nuomoja, ne? Aš nežinau, čia yra žemėlapyje įdėta, kaip viešbutis nuomojamas. Labai gražiai sutvarkytas viduje. Jo, vat yra žemėlapyje galima paspausti La Villa Pura Vida. Ir jisai labai gražiai sutvarkytas, jį galima išsinuomoti netgi. Va, pavyzdžiui, jeigu perkant šitokį namą, aš turbūt pasimčiau kokį porą naktų pernakvot, va tame ir pabūti, pajausti kokią kelias nakteles, kaip jausmas tas visas triukšmas, išsibandyti prieš pirkdamas. Tai vat, būtų netgi va, tokia galimybė. Vertė ir potencialas tai akivaizdus. Mes, kur žiūrėjom tos kitus būstus, tai ten nėra nuosavas namas. Jie vadinami semi-detached arba terasinis, terrace house. Taip. O čia yra jau nuosavas, atskiras namas. Čia net nėra ką kalbėti. Jį gali persiplanuoti ir susitvarkyti kaip nori. Ir 380, nes mes čia važinėjame irgi, dabar paskutinės 2 dienas važinėjom su klientais. Buvome Alkadesoje. Alkadesoje yra namas jau su baseinu, viskas ateini ir gyveni. 495. Nu tai va, 495 jau tu gali gyventi, baseinas veikiantis, o čia 380. Taip, tai ten nėra kaip atskiras, jisai pusinis yra namas. Čia dar klausimas, dar reikėtų pažiūrėti dokumentus realiai iš to namo baseino. Ar jisai yra legalizuotas, nes va ten Alkadesoje, va su dokumentais dar nėra jie pilnai užbaigti. Tai va dar toks kabliukas yra, dėl kurio tokios truputį abejonės kyla. Nes žinai, kad dar popierizmo reikalų bus su advokatais, notarais, savivaldybėm ir panašiai. O čia pasidėrėjus, tu jau turi viską. Ir dar tik tai reikėtų investuoti 100. Tikrai, be 100 čia neprasisuksi. O ten aplinkui namai pardavinėjami ir virš 1 milijono kainos sužiūrėjom. Ir vienas šalia yra panašus objektas, šiek tiek tvarkingesnis, 600 000. Tai urbanizacijos tvarka, ten viskas kaip ir okei. Aš ten nemačiau kažkokių didelių problemų. Bet trūksta galbūt išvystytos žalumos tokios. Taip, žalumos, aplinkos, nes ten, pavyzdžiui, iš kelio yra palikti tokie ir neprižiūrėti medžiai. Tai reikėtų... Bet čia nėra pagrindinis toks, sakykime, akcentas ir minusas, į kurį kreiptum dėmesį, lemiamas toks veiksnys.
Čia yra tik laiko klausimas, kada tie reikalai susitvarkys. Čia aš labai nekreipčiau tai Nu dėmesio. taip, jeigu ten bus jau nupirkti sklypai šalia, nes dabar jau jie ten apleisti yra, tai ateityje bus sutvarkyti tie, kas gyvens. Tai be abejo. Kas liečia mokesčius? Mokesčiai, tai bendrijos mokestis apie 100 eurų, Tai čia yra pasaka. maži mokesčiai. Pasaka. 100 eurų mokestis, tai čia yra niekas. Mes va mokam 100 eurų Už butą. už butą. Ne, Kotedžo tipas. Tai kas dar iš mokesčių? Ir Ir- baseino sąnaudos. Ir išlaikymo. įbi apie, sakė, ir 500 ir 600 eurų metam. IBI 5-600. Nu, kaip namas, okei, normalu. Kas liečia, sakykime, kitus būstus, tai iš jų vienas yra, čia ta naujesnė, mes joje nebuvome, bet mes galim pažiūrėti va šitą. 425. Tai va dabar matai, va 380 ir 425. Tai va ką dabar gali gauti už... Bet čia jau yra terasinis tas namas. Nu, jisai sujungtas, jisai nėra atskiras ir jisai yra Taip. urbanizacijoje. Nu, čia viskas vėlgi tas pats, ką mes matėme ir video. Jisai tvarkingai sutvarkytas, padarytas remontas, virtuvė ten pratesta, Terasa. suremontuota, Taip. terasa. Kas liečia lokaciją. Čia girdisi triukšmas, akivaizdus. Taip, o šitoje vietoje. Va. Tai Marina Kasarės urbanizacija. Taip, šiek tiek aukščiau negu va prieš tai žiūrėjome. ar ne? Taip, čia yra labai netoli jūros, yra galimybė nueiti pėsti iki jūros. Taip, kas liečia jūrą, tai čia yra 10 minučių. 10 minučių kelio. Va, čia šitas būstas čia. Mes ėjome pro šitą vietą, po greitkeliu, tuneliukas ir va, iki čia dainam, o čia va jūra. Paplūdimys tikrai ten labai Super, didelis, man jisai labai tvarkingas, jo labai gražus. Šito būsto lokacija ir yra tas vienintelis minusas, bent jau šiuo atveju, kurį aš mačiau, nes šitas greitkelis, triukšmas jau nuo jo girdisi, nes mes va šitoje vietoje stovėdami, ar ne, jau matėme ir fūrą pravažiuojančią, ir šniokštimą nuo gatvės. Netgi ir jaučiasi ant tos terasinio stogo. Ant Ten viršutinės užlipus ten terasos ypač labai girdisi. Taip. Kituose miegamuose, kur į kiemo pusę, ten į baseino pusę nesigirdi, bet, pavyzdžiui, vienas miegamasis yra į gatvės pusę ir Taip. ta viršutinė terasa, tai tikrai Taip, ten. akivaizdžiai. Tai va, lokacijos privalumai tokie. Pėsti gali nueiti, bet triukšmas. Tai jisai suremontuotas, viskas su juo gerai. Apart ten truputį aš mačiau tokių tartinų vietelių iš terasos išeinant. Bet viduje irgi buvo tokių Taip. įtrūkimų kai kur ir miegamajam Miegamajam. tu užfiksavai pelėsis, kažkaip drėgmė Ir yra. truputį įskilimų tokių yra. Ir Tinko gali būti, kad tenais iš viršutinės terasos kažkur arba leidžia Miegamajame. vanduo, arba Taip. kažkokia drėgmė praeina. Taip, tai ten reikėtų tą turėti dalyką omenyje, kad gali būti tekti, kad kažką tektų renovuoti truputį. Galbūt terasą reikėtų peržiūrėti, ar plytelės kokios nejuda. Tai va, čia yra tokia būtų artimiausia investicija nusipirkus šį būstą. Kas kainuotų apie plius minus iki 10 000. Nu, mažiau galbūt, sakykime, galima prasisukti ir pigiau. Nes ten neaišku mastas problemos, ant kiek giliai ten viskas ir kiek prastai. Gali būti ir 5 000 užtekti. Kaiminystė, nu, ką žinau, viskas ten su ta kaiminystė kaip ir tvarkoja. Graži, rami Jo. urbanizacija, prižiūrėta, sodas prižiūrėtas, baseinas irgi tvarkingas, žalia zona. Vertė ir potencialas, tai, nu, vertė yra tame, aš matau, kame vertė, tai kad tu gali iš karto išnuomoti. Tai monetizuot gali savo šitą būstą nupirktą iš karto. Jisai turės gan didelį, gan gerą pasisekimą. Aišku, vaizdų jisai neturi. Būna žmonės, kad į vaizdus labai kreipia dėmesio. Bet kas pritraukia, tai va, sakykime, atnaujintas interjeras, šiuolaikiškas ir tvarkingas. Ir galimybė pėsti iki jūros. Ir teisingai, akcentuoti reikia, kad iki jūros ten nuo 5 iki 10 minučių pėstų ten. Mokesčiai ten irgi nėra labai dideli, 125. 125. Nu, tai va, tas bendrijos mokestis, o IBI irgi apie 600-700 eurų. Tai iš papildomų investicijų tą terasą. Ir ko tenais nėra, tai kondicionierių. Tai būtinai teisingai. reikia įsirengti Teisingai, tai kondicionierius. va, dar vienas dalykas, būtinas dalykas, nes be jo nuomininkai patyrėm ant savęs. Daug atšaukimų iš karto, kai sužino, kad kondicionieriaus nėra, net nepadeda tie ir portable nešiojami. Žmonės tų dalykų vengia, jie nori kondicionieriaus pilno. Įsirengiant kondicionierius atitinkamai ir jau remontą reikia pasidaryti, nes vis tiek bus ir sienos ištrobotos kažkur,
ir elektrą reikia atvesti kondicionieriui. Tai vat terasa plus kondicionieriai. Tai, sakykime, kondicionierių kaina gali būti apie maždaug 7-8 tūkstančiai, terasa apie 5 tūkstančiai. Nu, viso plius minus maksimum 15 investuoti. Tarp 10-15, sakykime, investicija galima. Tai va. Dabar vat vaikštant prie šito namo mes matėm ir kitą. Kitas namas yra... Toj pačioj urbanizacijoje mes ten pafilmavom iš išorės duris. Taip. Bet aš kadangi... Va, 460. Tai dabar kaip jis atrodo naujas. Viskas gražu, viskas nauja. LED, TV pakabinta, viskas atrodo šiuolaikiška. Aišku, mes viduje nebuvome šito objekto, nežinom, ar ten nėra pelėsio. Abejoju, nes remontas padarytas, tai tikrai ir tą dalyką jie probleminės 99%, kad sutvarkė tos reikalus, jeigu buvo kažkas. Va, atvira virtuvė, viskas gražu, terasa, nuostabu. Taip, bet minusas dėl terasos, mes kadangi ten buvom pačioj toj lokacijoje, tai gaunasi, kad ta terasa išeina grinai prie kelio, į kelio pusę. Į autostrados, tai greitkelio. Va, čia yra šitas būstas. Tai va, kaip matom, jisai yra prie pat. Tai dar net gerčiau negu tas kitas buvęs. Tai va, šito būsto toks vėlgi, jisai gražus, viskas nauja, viskas faina, 460, o anas 425. Nu tai va, toks ir skirtumas. Bet su savais minusais. Taip, visi su savais minusais. Tai va, 380 tūkstančių, 425 tūkstančiai, 460 tūkstančių. Taip. Tai va dabar ir gali maždaug taip svarstyti. Už 380 tu gauni baseiną nuosavą, bet pėsčiomis iki jūros nenueisi, ar ne? Gauni ramybę, nes nėra triukšmo nuo gatvės. Tai va gauni baseiną, bet tau reikia investuoti 100. Arba pasiėmi už 425, tai tada pėsčiomis iki jūros gali nueiti, bet nuosavo baseino neturėsi. Triukšmą gauni, šiek tiek aišku reikia irgi investuoti kondicionieriai, terasą artimiausią ateityje, nes ten probleminė vieta, bet paruošta gyvenimu. Iš karto gali kraustytis ir gyventi už 425. Už tai taip ir svarstai, žinai, gali už tai taip ir galvoti. Pavyzdžiui, 470 tūkstančių ir tu svarstai tada, kas tau geriau. Ar už 380 plus 100 investuoti, ar už 425 ir nebesuki galvos. Tik tai su savais niuansais. Bet ką norėjau paminėti, tai kas yra labai svarbu, ieškant būstų per skelbimus, realiai būstai atrodo labai gražiai sutvarkyti, viskas, bet būtina važiuoti į vietą, žiūrėti, ar nėra triukšmo, ar nėra pelėsio, nes šitų dalykų visiškai nebuvo matyti skelbimuose. Tai mūsų yra toksai darbas, kad mes nuvažiuojam, apžiūrim, pasakom klientams, į ką kreipti dėmesį, į ką kreipti dėmesį. Tai, pavyzdžiui, šiuo atveju mes su klientais buvo užklausa jau prieš jiems atvykstant. Tai mes atmetimo metu daug būstų netgi nuvykom, apžiūrėjom ir net atmetėm, jau net nebesvarstom apie tuos variantus. Jo, nes ten būna daug užslėptų dalykų, kur tik tai nuvažiavęs, uždavęs specifinius klausimus, tu jau išsiaiškini, nes pasirodo tenais ir to nėra, ir dar tas nepabaigta, dar tas nelegaliai padaryta. Kažkaip papildomi mokesčiai. Mokesčiai, kurie skelbime realiai buvo visai kitokie. Būna, kad netgi atšaukia vizitą, labai dažnai pasitaiko, kad susiplanuoji ten, pavyzdžiui, kokius 5 vizitus, iš tų 5 belieka tik tai 2-3. Būna ir tokių atvejų. Susiplanuoji, susidėlioji viską, grafiką, o atvažiavęs gauni realiai pusę to, ką tikėjai gauti. Tai va, tas dalykas reikia turėti omeny. Labai svarbu tie mokesčiai išsiaiškinti, nes būna irgi skelbimuose parašyta viena, ten, sakykime, mėnesinė kaina už urbanizacija, o pasirodo realiai jinai dvigubai didesnė. Taip, pavyzdžiui, yra dar papildomai makro communities, kurio nepasako. Čia žiūrėjom Alkadeso vieną urbanizaciją. Tai pavyzdžiui, atėję tik tais, agentė net nežinojo šitų visų reikalų. Mes pasikalbėjom jau su savininku pačiu ir pasakė, kad vienas mokestis yra ten apie 200 eurų pačios community. Ir dar 100 eurų Alkadesos makro community. Dar kažkoks, dar makro. Papildomas mokestis. Ir gaunasi 300 eurų. 3 su viršum eurų per mėnesį mokėti už ką? Aš net nesupratau, už ką ten mokėti. Ir toks variantas iš karto atpuolė, bet va tą dalyką būtinai išsiaiškinti. Tai va, tai šiam kartui turbūt tiek, ar ne, apžiūrėjom šitus būstus. Dabar čia dar vieną tokį irgi įdomų video susuksim apie šių paskutinių dienų įvykius, ar ne, apie kiek mes irgi kokie variantai už
už kokias Gal sumas. apie paskolas kalbėsim. Apie paskolas. Nu, čia bus dar viena tema, jo labai įdomi irgi, nes yra tam tikri niuansai su tom paskolom ir rizikų yra gan nemažai, nes reikia labai teisingai banką tą išsirinkti, nes iš tos patyrimų, tokių praktikų, su tais, kai susiduri dalykais, kol nesusiduri, tol nesupranti. O kaip tik tai praeini tą visą kelią, tada realiai pamatai, kas, kaip ir kur. Tai va. Šiam kartui tiek. Taip. Tai šiam kartui tiek tada ir iki sekančio susimatymo. Iki. Iki.